Per kairiojo meniu skirti pajamų ataskaitą atidarome puslapį, kuriame pateikiama pajamų ataskaita. Pirmą kartą prisijungus prie programos, įėjus į šį ataskaitos puslapį pateikiama einamojo mėnesio pajamų ataskaita visiems klientams ir visiems programos vartotojams. Naudodami mėlynus mygtukus puslapio viršuje galime pasirinkti kitą laikotarpį, parinkti programos vartotoją, kurio išrašytos sąskaitos bus pateikiamas pajamų ataskaitoje, ir pasirinkti klientą, bus formuojama ši ataskaita. Pabandykime pasirinkimo mygtukus praėjęs mėnuo, šis mėnuo, nuo metų pradžios, pasirinkti kitą periodą arba vartotoją, ir reikia patikrinti, kurios nors sąskaitos duomenys stulpelėje numeris, spustelėkime numerį kairių pelės klavišų. Ir sąskaitos peržiūros puslapis atsidarys atskirame naršyklės skirtuke. Kad būtų lengviau atskirti kreditinės sąskaitos eilutę pajamų ataskaitoje, kai kuriuose stulpeliuose jos duomenys rodomi raudonai. Taip pat kreditinės sąskaitos visuomet būna sąrašo viršuje. Pirmoje lentelės eilutėje yra paryškintos viso per laikotarpį sumos. Paspaudus mygtuką pasirinkti klientą, atidaromas laikotarpio ir kliento pasirinkimo puslapis. Iš aktyvių klientų sąrašo pasirinksime klientą ir paspausime mygtuką pasirinktam klientui, bus suformuota pajamų ataskaita, o viršutiniame kairiajame kampe atsiras mygtukas spausdinti. Paspaudus šį mygtuką, remiantis šiame puslapyje pateiktos ataskaitos duomenimis, bus suformuotas Excel failas, kuris bus įkeltas į kompiuterį. Jei ataskaita teikiama konkrečiam klientui, o mes norime matyti visų klientų ataskaitą, turime paspausti mygtuką pasirinkti klientą, o atsidariusiame puslapyje mygtuką visiems klientams. Mygtukas rodyti išsamią, tai yra rodyti sugrupuotą arba rodyti išsamią, vietoje vienas kito tampa aktualūs, kai išrašomos paslaugų sąskaitos, o jei kaip šiuo atveju yra tik pastolių nuomos ir pardavimo sąskaitos, paspaudus šios mygtukus pateikiamos identiškos ataskaitos. Jei šiame puslapyje paspausime žalią mygtuką grįžti į pagrindinį puslapį, atsidarys programos pagrindinis puslapis.